Leidom jam, iš tikrųjų, ypač pradžiai buvo gale ranko, kur keletas negerų momentų, kai visiems davė pasijust kaip komandai, pataikė metimų ir savo ir pradėjo lengvai žaisti, aišku, nebuvo gynybos tuo momentu ir nėra gynybos, chaotiškai puolėm ir paleidom rungtynes, galima sakyti. Po to neaišku buvo, varžybų eiga parodė, kad bet kurią pusę galėjo mes persvert, aišku, nepersverėm, bet aš manau, kad labai yra svarbu žaidžiant su tokiom komandom, kad žaisti visas 40 minučių, svarbiausia nuo pat pradžio. Tai mes to nepadarėm ir gavosi rungtynės tokios, kokios gavosi. Jie diktavo varžybas ir mes vijomis kelis momentus buvom šalia, bet nepavyko persilaužti. Šiandien vienas komandos lyderių, Vincas, faktiškai tuščias buvo, tai 2 taškus tik įmetė, ar jam šiandien juoda diena buvo, ar tiesiog gynyba buvo? Tai žinot, visiems būna tų dienų ir mes čia turim 12 žaidėjų, tai jeigu čia nėra, tai puikiai žaidė visą sezoną ir kitas rungtynės vėl 100% duodu žaisti lygiai taip pat kaip anksčiau, tai čia negali taip pralošti. Aišku, daug žmonių mes turim ir mažų gynėjų, lengvų ruoštų ir kažkiek kompensuoja. Svarbiausia, kad jis žaidė gynyboje, žaidė komandinį krepšinį, nešvaistė tų metimų 25 ar kiek čia, kad tas kažkur vidurkį pasidarė. Žaidė komandinį žaidimą, šiandien nepataikė. Rytoj nauja diena ir nepaisant pralaimėjimo įsiliejot į Žalgirį vėl, Eurolygoj žaidžiat, ar smagus tas jausmas vėl sugrįžti tokio lygio rungtynės? Aišku, smagu žaisti tokiam komandom, tokiam turnyrą, tai smagu labai. Aišku, vėl nepralošė. Dainiau, bet vis dėlto stiprus varžovas buvo, ne? Tai mes žaidžiam top 16, tai visos komandos čia pakliuvo, todėl kad žaidė reguliariam sezone geriausią krepšinį. Tai tos komandos Makabis eilę metų pretenduoja ir žaidžia finaliniam ketvirtį ir vėl toks tikslas yra komanda apsižaidus ir žaidžia gerą krepšinį. Dainiau, norint pakovoti dėl kito etapo, turbūt po savaitės būtina Benetą paimti. Tai visas rungtynės būtina, tai dabar ruošiamės ateis Eurolygos kitos rungtynės, važiuojam laimėti, nes kito kelio nėra, jeigu norim žaisti. Tai čia taip su kiekvienom rungtynėm vis ruošiame šitom rungtynėm. Dabar vieningą lygą ruošiamės, po to čia taip ant popieriaus gali dėlioti kaip nori, kiek nori tu laimėsi, čia praloši, kitaip nėra. Tai ruošiamės vėl svarbios rungtynės. Galėjom, kai treneris sakė, eiti lengvesnių kelių, šiandien laimėję, tai dabar turėsim sunkesnių kelių. O treneris rungtynių daugiau pilos davė ar pagyrė, kad vis dėlto panaikino tą deficitą? Aš manau, toks daugiau nusivylimas buvo, kadangi mes nesam kaip komanda pagal žaidėjus, tam dabar kokį mes krepšinį žaidžiam, kad toks skirtumas žaidžiam namuose prie pilnų tribūnų ir mes privalėjom tos rungtynės laimėti. Ypač paskutiniu metu, kaip mes žaidėme komandą, čia eilė rungtynių yra laimėjęs ir tokiam pergalių kely ir labai geras momentas, bet ruošiamės, buvom pasiruošę, žinojom, bet kažko nedadarėm, kažko nepadarėm, kaip krepšinis toks gyvenimas yra. O ko labiausiai pritrūko šiandien jūsų manymu? Tai visko, vieno neatkovoto kamuolio, vieno tikslesnio perdavimo, tokių situacijų, kaip pagalvoju, per varžybas buvo, kur metė, nelietė, atsikovojo, įmetė tritaškį trečiam kėliniu. Atrodo, jau buvo ant galvų tas kamuolys, metė tritaškį, nieko nelietė, atsikovojo didelis, ten kažkur neįmetėm, kažkur laisvam nepadavė. Tokių 100% galima ir gynyboje, ir puolime mes čia galim kiekvienas surast bent jau po vieną epizodą.